toliau, Velička bando priimti kamuolį, Balčiūnas iš toli atakuoja, trumpas metimas. Ir čia taškai, 2 taškai, pražanga prieš Musa. Laiko ištiksėjo labai daug, tačiau Musa mes 2 baudų metimus. Ajajai, čia... Štai taip, Bosnijos komandos lyderis. Pataiko pirmąjį metimą. Ir laiko lieka tik 1/10 sekundės dalis, O normaliam metimui dėja reikia bent 0,4. Taip. Jis turėtų logiškai net pramesti. Velička. Taip, bandymas desperatiškai užbaigti ketvirtąjį kėlinį ir viskas čia baigėsi taip matyti, kaip ir turėjo logiškai pasibaigti per likusį laiką. Bosnijos ir Hercegovinos komanda pasiekė didžiausią pasiekimą savo krepšinio istorijoje. Aš kalbu ne tik apie 16-mečių rinktinės, tai yra tauriausios prabos medalis, tai yra pirmasis medalis Bosnijos krepšinyje, tarptautinėse pasiekimuose. Ir gaila, kad tą medalį jie iškovoja čia Kaune ir didžiajame finale, ir tai yra aukso medalis. Kaip ten bebūtų, sveikiname mūsų sidabrinius kareivius. Bet aš norėjau pasveikinti būtent mūsų lietuviukus krepšininkus, jų trenerius, jų sporto mokyklas, kurie sportuoja. Tikrai